Na ką, pirmieji 200 km per 2 savaitės. Planuoju su juo važinėti maždaug apie 500 km į mėnesį. Pirmieji pastebėjimai tai, kad nuo 100 km atsigavo trauka, pradėjo gan gerai važiuoti. Jau ant lygios vietos drąsiai pasiima 45, ko anksčiau nebuvo. Bet atsirado pastebėjimas tas, kad susilpnėjo galiniai stabdžiai, nes eksploatuoju pagrindę mieste, tikrai daug stabdau. Pagrindę naudojau galinius stabdžius. Galiniai stabdžiai čia yra būgniniai. Nežinau, kas būtų, jeigu būtų diskiniai, gal jie geriau veiktų. Bandžiau veržti, kažkiek tai pagerėjo, bet neypatingai. Toks įtarimas, kad ateityje reikės keisti galinės kaladėlės. Dabar pradėjau stabdyti daugiau su priekiu. Priekį yra diskiniai stabdžiai. Stengiuosi stabdyti atsargiai. Toliau, kas iš tokių pastebėjimų, pritvirtinau šitokį boksą. Minusas tame, kad niekaip nerandu šito laikiklio, kuris būtų pritaikytas būtent bokso tvirtinimui. Nes ten tokia forma išgaubta ir jisai turi tokį laisvumą ir gan erzina, kai važiuoju ir girdi, kad ten kažkas tai juda. Nežinau, ko ten iš galo važiuojančiams, ar netrukdo tas boksas matyti stopus. Toliau, kas patiko, tai ir gan nemaža dėžė po sėdynę. Ir niuansas toksai, kad skaitykim po tų 2 savaičių raktelis jau nebe atšoka, reikia, jis taip ir lieka. Anksčiau va taip būdavo tiesiog atšokdavo, dabar jau neatšoka. Na ką, toliau važiuojam. Tai šiaip tai patenkinta šito daiktu ir eksploatuojam toliau. Jeigu yra klausimų arba stebėjimų, arba patys turi tokį, parašykit komentaruose, įdomu bus pasidalinti patirtimi.